Aš čia vieną įrašą jau padariau dėl sąmoningumo keliu, beeinant, žinai, beieškant sąmoningumo kelio, saviugdos, sąmonės būsenos, būti sąmoningam, žinai. Aš irgi ieškojau, užsiradau, žinai. Ir tas toks momentas buvo, žinai, kai praėjom su žmona ten labai daug visokių mokytojų, visokių gurų. Vienas gurų buvo netgi, jo nebuvo iš tikrųjų, bet ten įrašai vis kažkokie buvo, ten satsangai visokie. Visokius gongus praėjom ir energijas, kur mato, kur porą moterų praėjom, kur mato energijas, tipo gydo, žinai, ar žiūri, kas yra, kas gerai, kas blogai. Ir norėjau dar vieną padaryti, nes kažkaip tai veržėsi iš manęs. Reikia išsakyti. Negaliu laikyti viduj, Reikia, žinok, jeigu kažkas laikosi, reikia išsakyti kažkaip, kad ir kaip sunku būtų, kažkaip tai reikia surasti būdą ar būseną ir reikia išsakyti viską, nelaikykit nieko viduj. Tai va, praėjom visokius tokius dalykus, visokie susibūrimai, grupinės meditacijos, grupiniai visokie pasisėdėjimai, grupinės satsangai, ten gongai visokie, jogos nebuvau, bet ir nepatariu, joga irgi. Treniruotis viskas okei, treniruotis irgi galima, žinai, gali treniruotis, viskas okei, treniruotis, netgi reikia treniruotis, bet eiti į jogą, ten karočią, nieko gero, žinai. Ir ką dar praėjom, šitą juokingiausiai tai buvo, juokingiausiai tai buvo tie regresinės hipnozės, žinai, aš gal pasikartosiu, bet noriu išsakyti, žinai, kad tai va, prie hipnozės to sugrįšiu, bet ir atsiminiau dabar per gongų, žinai, aš pradėjau verkti, žinai, ašaros pradėjo, ne taip, kad verkti, žinai, bet ašaros pradėjo kristi, žinai. Aš tai tada nesupratau, žinai, bet neturi ašaros kristi, žinai, neturi. Po tokių kažkokių seansų, tu turi jaustis puikiai, tvirtai, stipriai, gerai ir viskas. O ne verkti, žinai. Ir tai va, tokie dalykai, žinai. Tai va, o regresinis hipnozės, žinai, tai per 2 praėjau regresinės hipnozės seansus. Vienas ten su merginom tokiom lietuviam, kitas su italu tokiu angliškai. Ir tas italas dar jis man kažką bandė padėti, žinai, išreišk savo valią, žinai, sako, su savo valios jėga daryk, su savo valios jėga žiūrėk, žinai, kalbėk, išreikšk savo valią, žinai. Bet aš nesupratau, tiesiog neina suprasti, kai tu esi kritęs ten kažkur, tai tiesiog neina, kai užmigęs esi, tiesiog neina matyti, neina suprasti, žinai, kas yra kas. Ir, o lietuviškai tai ten iš viso, wow, ten tokios pasakos pripasakoja, kad wow, siela užrakinama, kažkokia merkaboj užrakinama siela, niekada neišeis, kalėjimas ten naikinamas, žinai, ten labai daug visko pripasakoja, karočiai, vėjai, žinai. Žmogus patiki ir viskas, kuo tu patiki, tai taip ir yra tavo realybė, žinok. Čia kuo mes patikim, kuo aš patikiu, tokia mano realybė. Jeigu aš tikėsiu, kad aš esu pats kiečiausias, pats svarbiausias savo gyvenime, žinai, mano gyvenimas priklauso tik tais nuo manęs,
Ir taip ir bus. Bet jeigu aš sakysiu, sutiksiu, kad mano siela užrakinta, ką man dabar daryti, aš esu pasmerktas, aš niekada nebeišeisiu, aš esu kalėjime, merkaba kažkokia užrakinta. Aš neatsimenu tiksliai, dar ten galėčiau pripasakoti, bet neatsimenu tiksliai, ką ten jis pripasakoja. Karočią, vėjai. Melagystės ir nuo tikrovės, tikrovė, nuveda nuo tikrovės ir viskas, žinai. Ir suklaidina, sumanipuliuoja ir viskas. Tie tamsieji kaip veikia, jie iš pradžių duoda biškį tiesos, o paskui visą kitą taip sumala, taip manipulacijas tokias padaro, kad žmogus nebežinai, kas yra kas, žinai. Ir tu paprasčiausiai nesuvoki, tai neina net pastebėti, kad sumanipuliavo tavim ir kad netikra visą tai yra. Ir supranti, tik tai tą sekundę, kai mes patikim kažkuo, toks mūsų ir gyvenimas, žinai. Tai ką aš norėjau pasakyti dėl to, žinai, kad iš išorės mums nieko gero tenai neduoda. Iš išorės mes neturėtumėm siekti tiesos iš išorės. Viskas yra mumyse, viduje. Visa informacija yra pas mūsų viduje, pas mūsų sielos, pas mūsų pasąmonės. Visa informacija yra pas mūsų pasąmonės ir pas mūsų sielos, žinai. Ir mes esam viena daugiamatė būtybė, žinai. Daug išmatavimų mes turim kelis kūnus ir daugiamatė tokia būtybė, žinai. Ir niekas mus negali užrakinti kažkur, prirakinti kažkur, tai prikalti, merkabos kažkoks, niekas negali mums nieko padaryti. Mes tik tais išreiškiam valią, visos grandinės trūksta tiesiog dingsta viskas nuo mūsų eterinio kūno ir nuo eteryje, tam kitam lygyje, kur mes nematom plikom akim, žinai. Viskas tiesiog trūksta, plyšta, nieks nieko negali mūsų išlaikyti, mūsų siela yra nesunaikinama, mūsų kibirkštis yra nesunaikinama. Ir jeigu kažkas kažką sakys, to kažką tai tenai kažkur, tai ten tave nutempia, įtempia, pertempia, siūskit visus toli ir be duonos į miškus gilius ir tagu eina, jie ten ir ieško savo tų, žinai, merkabų visokių. Tai va, mes esam galingos sielos, pilni, mūsų pagrindas yra meilė, o tamsiųjų yra naikinti viską, žinai, pagrindas toksai šitam mūsų pasaulyje. Tai va, ir ką aš noriu pasakyti, kad iš išorės mes, jeigu kažko prašome, padėk mums, žinai, einam pas tą žmogų, padėk, man tas reikia, ten jie mumis ir nuveda ir klaidina ir nuveda tenai, kur jie nori. Supranti? Viskas yra mumyse. Jeigu kažką norim pakeisti, ar sergam, ar priklausomybės, ar blogai jaučiamės, ar kažkas tokio panašaus, 9 minutės, viską klausk savęs, išreišk valią, aš taip nebenoriu, aš noriu kitaip. Kodėl aš taip jaučiuosi, aš noriu nebesijausti taip, aš noriu jaustis taip. Klausk savęs. Ir viskas ateis, ko tik panorėsi, žinai. Apie tai ir dar daug įdomių dalykų aš čia kalbu, žinai, YouTube, čia TikTok'e, užeik, paspaus mygtukus, pasidalink su draugais ir pasimokinsim viens iš kito. Aš irgi labai daug išmokau čia iš jūsų ir pasimatysim gal dar šiandien. Iki, čiau.